Domantai, sunki savaitė buvo, 3 rungtynės, 2 gal kiek didesnių skirtumų pralaimėta, 3 iki minimumo. Kaip, pirmiausia, aišku, traumos visiems, ar ne, kokie įspūdžiai iš tos sunkios savaitės, ar tikrai labai sunku atlaikyti buvo, nes ir rotacija maža. Nu jo, atlaikyti buvo sunku, aišku, kažkaip keista, kad paskutinėse varžybose labiausiai susikovėm, gal dėl to, kad namie, bet 7 žaisti, plus mūsų jaunimas nėra lengva, tai tas jaučiasi vis tiek ir tos rotacijos trūksta, kažkas kažkur ne savo pozicijose, kažkas kažkur gal tada derinti pamiršta, dar kažkas ir tas gaunas toks, gal šiek tiek balaganas, dar kažkas, bet aišku, iš to balagano mes turim kovoti iki galo, kaip šiandien kovojom, aišku, šiandien gaila nepasisekė, bet bent jau kovojom iki galo. Kuo gal skiriasi, nežinau, kodėl per tas praeitas 2 rungtynės nepavyko iki galo, taip sukovoto, šį kartą pavyko, nors žaidėjų ir visą laiką trūksta. Nežinau, gal kažkokias ambicijas palėtė principai, kad negalim taip pasiduoti anksti praeitos varžybos tenai, ten 2 kėliniai jau -10 ir nuleidžiam galvas. Tai šiandien gal tas suveikia savigarba mūsų, kad negalim pasiduoti, turim kovoti, atiduoti visas jėgas ir tada jau kaip gausis, galim gale pavargti, bet turim iki galo kovoti. Tai gal turbūt tos ambicijos kažkokias suveikia šiandien. Pats praeitose rungtynėse ten smūgį gavai, visi žiūrėjo, tik kas transliaciją matė, spėliojo, kas nutiko, nes šiandien jau ir su kaukė žaidė ir matosi, pakys irgi pamuštas. Nosis lūžo, tai tokia ta trauma, tai kaukė klubas pagamino, tai šiandien jau galėjau žaisti. Bet nepanašu, kad kaukė trukdė, prikrito metimų daug, pabaigoje tik truputį pritrūko. Čia tikriausiai ir komandos nuopelnas, nes vis tiek daug ant mane žaidė, daug derinių buvo, tiesiog geras progas sukurdavo, man te likdavo susimest, tai čia tiek trenerių, tiek komandos nuopelnas gal labiau, man te liko savo darbą padaryti mest. Bet jau esi pripratęs, kad esi tas žmogus, kai sunkiausia lemiamos akimirkos, kelnių pabaigos, kad kamuolys visada į tavo rankas atkeliauja. Gal čia tokia mano stiprybė, nežinau, kad paskutiniam sekundėm aš galiu tą 1-1 apžaisti, o paskutinėse sekundėse dažniausiai taip įsprendžiasi rungtynės 1-1, tai tikriausiai treneris tuo ir pasitikė. Bet varžovai panašu, kad irgi žino, kas bus ir padvigubina, kaip ten tos situacijos. Čia mano silpnybė, sakyčiau, dar nenuskaitau dažnai, kur reikia nupasuoti, kada reikia nupasuoti, gal kažkur pasivež žmogų, kažkur paduoti anksčiau, vėliau, tai čia dar yra kur daug tobulėti. Liko 2 rungtynės, Alytus, Šilutė. Abi komandas pavyko įveikti pirmam rate, kokių rungtynių tikiesi ir ar jau labai tu po to nedidelių žiemos atostogų laukia? Gal ne kiek pats, bet kiek visa komanda laukia tų atostogų, nes reikia tas traumas įsigydyti, nes čia nežinau, į bažnyčią gal reikia nueiti, kad tų traumų būtų mažiau, bet o rungtynės laukia vėl, turim kovoti iki galo, neaišku, gal kažkas jau prisijungs iš traumuotų, gal turėsim daugiau rotacijos, gal tiek pat, tai tiesiog, manau, mūsų tikslas yra kovoti ir žaisti iki pat galo ir tada, jeigu viskas gerai, turim laimėtas rungtynės.